Moteris su jan kauke. Kas tai? Tai reiškia energetinį pasikeitimą, kai moteris iš pasąmoninio poreikio kontroliuoti ar kompensuoti ima veikti iš vyriškos jan energijos, užsidėdama tai, kas jai nėra natūralu, kaip pagrindinė būsena. Jan energija tai yra aktyvumas, struktūra, sprendimų priėmimas, atsakomybės prisiėmimas, kontrolė, materialusis veikimas, kryptis, tempas, valia. Jan energija pati savaime nėra bloga, net būtina, tačiau problema kyla, kai ji tampa moters kauke, o ne pasirinkimu. Jan kaukiai moteriai tai būsena, kai moteris ima pernelyg kontroliuoti šeimos finansus. Jaučia, kad viskas ant jos pečių. Dirba ne iš kūrybos, o iš baimės, kad niekas daugiau nepadarys. Nebesijaučia moterimi, o tik funkciniu vienetu. Tokia būsena perdegina moters energetiką, o tuo pačiu nutrina švelnumą, pasitikėjimą, kūnišką džiaugsmą. Ir tuomet vyras pradeda trauktis, nes jo vieta jau užimta energetiškai čia. Moteris jaučia kaltę, pyktį, nes turi būti stipri. Piniginiai srautai ima formuotis per įtampą, o ne per tekėjimą. Ką daryti? Sąmoningai grįžti į savo natūralią moterišką poziciją. Tai yra kūryba, priėmimą, pasitikėjimą. Uždirbti, kai jauti kvietimą, o ne todėl, kad reikia gelbėti. Leisti vyrui prisimti savo dalį, net jei trunka laiko, netimant jo galios.